Jozai čia atsargiai, nes ne visi mėgsta, kad nori veidus rodyti, nes... Jisai visą veidą užsimaskavęs, žinai, Bet vis tiek nenori. Šiandien 27 dieną, kaip matosi sausio 27, stadionas Dinamo prieigos, tai čia Gruševskio... Stadionas verda. Stadionas verda, jo. Verda, dūmai rūksta, šašlikai kepami. Čia turbūt trečia eilė barikadų. Tai pro tokį siaurą praėjimą patenkam į tarpinį zoną. Ta barikada padaryta maišai, prikimšti sniegą daugumoj, sniego šiukšlių. Sulėtas buvo, palauk, vienas kalbam, iš vandens patrankų buvo pilamas vanduo, kuris užšąla, bet tai visapusiškai išnaudoja vandenį, supila į miesto vandens kanalizaciją, kas užtal kapuojama, sudedama į maišus ir papildo barikadų turinį. Tai čia dažniausiai rodoma per televiziją vieta. Čia iš arti. Čia, sakykime, tokia, nedidelė pavojaus zona, nes dar viena barikadų eilė. Dirba žmonės, ruošiasi, juda, nes reikia pažymėti, kad jeigu nejudėsi, atsisėsi, tai tikrai labai vėsų, šaltoka. Rankos technika neatlaiko, fotoaparatas nuolat rodo, kad išsikrauna bateriją, nors iš tikrųjų jisai sušala. Visa ta gatvelė nėra tokia labai plati. Kauniečiams galiu pasakyti maksimum gal kaip Savanorių prospektas kokie. Tarka. Žmonės stovi, žiūri. Bandysim užlipti aukščiau, pasižiūrėti, kokia padėtis dabar. Šiaip reikia pažymėti, kad mes atvažiavom vakar 26. Tai naktis buvo labai rami, viena iš ramiausių turbūt per paskutinį savaitę, nes tokios paliaubos kaip ir paskelbtas. Tai lipam aukštin ir matysim, kokia padėtis. Čia yra, sakykime, antras rubežius, jau matosi mobilizuota grupė su skydais šalmais. Čia jau, aišku, ganėtinai pavojinga. Nakties metu į šitą vietą, kur aš stoviu, neįleidžia moterų. Neįleidžia žmonių be šalmų. Jeigu pažiūrėt grindinį, tai matosi, kad jau čia būtent tas ugnies rožas įeita šitą vietą. Ir toks, sakykime, tokia situacija, tai jinai tęsiasi parom. Aišku, būna išpuolių, bet dabar tai sakau, antrą parą visiškai ramu. Ačiū Dievui, reikia pripažinti, nes šiaip tai nuotaikas čia labai jau tokios ir stiprios, ir sunkios. Žmonės, jeigu iš tikrųjų tai aukojasi. Так дерев'яні підставки, вон, стелажі в каждого є. Люди говорят, вот грелки, говорит, солдатам не дают, пускай они хоть потанцуют, а то, говорит, совсем замерзнут со своими щитами. Visai sušals, priešals, bačkutės. Nemaža dalis žmonių uždengia veidus, ypač tie, kurie būdi priekinėje linijoje, tikrai nenori, kad būtų nustatytas jų asmenybės, nes reikia pripažinti,
Žmonės, kurie tikrai statė save į labai didelį pavojų. Героям слава! Героям слава! Там, kur stovi kareivių šitai eilė, tai gatvelė dar susiaurėja. Tai tokia nedidska gatvė. Nežinau, kokį pavyzdį privesti, kokį Lukšio gatvė Kaune. Tiesiog tokia 4 juostų gatvė, nedaugiau. Tai galima net suskaičiuoti vieną eilę kareivių, tai būtų 2, 4, 6, 8, 10. Apie 30 karių, apie 40 karių. Aišku, va čia va toks kalniukas ir ten toliau, va, jeigu matosi tarp medžių, tai dar stovi, ne tik gatvė pertverta, bet dar ir ant kalniuką. O čia, kaip supranta, toks reklaminis standas didžiulis prie stadiono. Ir čia apšvietimą lempa, aš žiūrėdama tiesioginį transliaciją galvoju, kad čia kalnas kažkoks, ir čia apšvietimo lempa virš skydą, nu šiaip tai čia tas karštasis taškas, tai nedidelis žemės plotas, bet vat kiek įvykių. Ir čia būtent šitoje vietoje žuvo baltarusų jaunas vyras Michailas Železnievskis. 25 metų vyriškis. Vakar buvo laidojimas. Nu, kol kas tiek. Iš Gruševskio gatvės.